Sveiki visi, su jumis RDGT pagalba. Šį kartą mums paskambino mergina, kuria iš tikrųjų milžiniška problema. Sveiki, čia RDGT pagalba. Kas nutiko? Man pritrūko 2 eurų monetos. Norėjau išmatuoti bokšto aukštį su 2 eurais, kad gautųsi 1000 eurų ir pritrūko 1 monetos. Ir negaliu išmatuoti. Turiu idėją. Galiausiai joms pavyko apskaičiuoti bokšto aukštį. Taip pat pas mus kreipėsi jaunasis kaimietis Titas. Sveiki, Kas čia? Ko norit? Ko čia? RDGT pagalba. Kas dabar RDGT pagalba? Nevėluok! Skambinote, kas atsitiko? Mašina nušvilpė! Aš turiu idėją. Va, Titai, čia jūsų mašina. Čia mano mašina! Aleliuja! Mes išsprendžiame bėdas ir dar verslo problemas. Verslininkai mes tikri, sąžiningi ir geri.